Taip, tai toliau pozicija yra, kada Rahu mergelėje, o Ketu žuvyse. Tai šičia reikės išmokti žmogui balansą tarp dvasinio ir materialaus pasaulio. Ir kada Rahu būna žuvyse, tai gali suteikti, kad žmogui yra labai sunku susikaupti, pas jį plaukioja smegenys, jisai labai nesusikoncentruoja ties vienais dalykais, tas toksai nuotaika tokia atrodo, lyg žmogus išplaukęs. Tai va šičia Rahu, kada būna žuvyse, žmonės taip atrodo. Ir čia ypatingai reikia šitiem žmonėm mokinti sukurti struktūrą, discipliną ir išsikeltą tikslą kažkokį visą laiką ček pasidariau, nes, ta prasme, išeiti kažkur tai visai į tą tokią nesvarę būseną, čia tikimybė tikrai yra. Dėl to reikia vystyti tas ir materialias savybės, nes būna žmonės netgi tiek išeina į tą nevadvasingumą, kad jie atsiduoda gal tam dvasiniui pasauliui, daugiau jogai, meditacijai, išeina į namelį, į miške gyventi, ne? Tai būna tokių, kurie visiškai nemoka sąskaitų, neapmoka mokesčių, neapmoka sąskaitų. Ir jie galvoja, tai kam čia dirbti? Pas jūs tokios mintys gali būti, kam čia dirbti, taigi vis tiek čia mirsim. Tokie visokie dalykai pas jį tikrai gali dėtis, kada Rahu yra mergelė ir Ketu žuvyse. Tai šičia reikia labai mokintis mergelės struktūros, mergelės būtent tų savybių, skrupulingumas, dėmesingumas detalėm, disciplina, tvarka. Mergelės mėgsta šitus dalykus ir čia balansuoti reikės, kad nenueiti per daug į tą dvasingumą, neatsiduoti ten kažkam tai ir per daug materialiam nebūti, nes čia irgi du kraštutinumai, mergelės gali visiškai nepripažinti jokio dvasingumo ir būti tik materialūs. Tai va šičia reikia labai balanso. Ir kada Ketu žuvyse, tai irgi nurodo į galimą nušvitimą, bet čia dar turi būti kelios pozicijos, kad žmogus jau turbūt paskutinė reinkarnacija gyvena ir daugiau čia į žemę neateis. Bet ir tai netgi žinant, matant, kad Rahu yra, jeigu bus ir ašis va šita Rahu mergelė ir Ketu žuvyse ir dar Ketu, kur žuvyse bus 12 namas, tai čia gali rodyti į tą paskutinį gyvenimą, bet nebūtinai, žmogus irgi negali, jisai tiesiog galvoti, viskas daugiau čia negimsiu ir nedirbsiu ir nemokėsiu mokesčių ir apskritai gyvensiu atsiskyręs ir viskas bus gerai, tipo man. Bet ne, taip nebūna. Sveikatos tema tikrai labai aktuali, nes tai mergelės tema ir čia gali būti susidomėjimas irgi netradicinė medicina, tai viskas čia gerai. Kūnų savo mėgsta rūpintis, jeigu yra balansė, tai patinka tas rūpinimasis kūnu, patinka medituoti pasvertai, pasiskiria laiką dienoje ir jie tai daro. Tai tas dvasinis tobulėjimas, sveikas gyvenimo būdas ir materialūs dalykai čia turėtų būti balanse. Žmonės čia gali daug labai sapnuoti, reikėtų vengti chaoso vis dėlto, nes kartais būna, kad pasineria į sapnus ir su sapnininku vos nevaikšto. Tai su sapnais irgi atsargiai, nes mes dažnai ką iš tikrųjų pagalvojam dienos eigoje, ypatingai žmonės, kurių planetų yra vandens ženkluose, jie sapnuoja tuos įvykius, apie ką pagalvoja, tas situacijas ir taip savo gali susikurti nerames būsenas. Būna, kad susapnuoja teisybę, tikrai tai būna, bet nereikėtų prie to prisirišti. Tai ir žmogus gali būti per daug dvasingas, tiksliau, žmogus neturi būti per daug dvasingas, nes iš tikrųjų mūsų tas dvasingumas ir yra mūsų geri darbai. Tai nereiškia, kad jau Ketu žuvyse, tai žmogus turi visiškai atsiduoti bažnyčiai ar kažkokiai religijai. Visai ne, o jeigu taip yra, vadinasi, jis nebalansuoja savo Rahu ir Ketu. Tai čia, jeigu trumpai, nepamiršti eiti dirbti, nepamiršti skirti laiko savo kūnui, dvasiniams dalykams, dvasiniams praktikoms, o kas jau tai bus po žmogų, ar vaikščiojimas bosomis gamtoje, ar medžio stovėjimas, apsikabinimas, tiesiog akių pakelimas į dangų, jau čia nuo žmogaus priklausys, tiesiog šitose vietose reikėtų balansuoti. Ir dabar jau ratas suksis, atėjom prie tos ašies, kada Rahu yra svarstyklėse ir Ketu yra avine. Tai čia reikės žmogui išmokti kaip tik to diplomato savybės, kokios turi zodiako ženklas svarstyklės, kad jisai moka susitarti, moka santykiuose nusileisti, įtikti, užsimerkti, kažko nematyti, geriau patylėti negu pyktis.
Tai šičia, kada rachų svarstyklėse ir keto avine gali būti atvirkščiai, čia gali žmogus būti absoliučiai toksai naglas, tik tai jo nuomonė svarbi santykiuose, jis su partneriu gali nesiskaityti. Apskritai gali partnerių tokių kaip ir net nenorėti, nekurti ilgalaikių santykių, nes pas juos gali būti daug, labai didelė partnerių kaita ir nenusistovi niekaip ties vienu. Vis atrodo jau sutiko, bet po kurio laiko jam atrodo, kad žolė kitur yra žalesnė ir jis vėl keičia tą partnerį kaip pirštinės. Tiesiog tą energiją savo švaisto, o kaip žinia, ta prasme ir seksualinė energija tai yra mūsų kūrybinė energija, o ypatingai jeigu tai vyras, tai jisai tai švaisto savo sėkmę. Tai nereikėtų keisti partnerio po partnerio, tiesiog reikėtų išmokti kurti santykius. Jiems gali nesinorėti visiškai kurti santykių, kada rachų svarstyklėse, bet tai yra kaip karminių užduotis, nes ten santykiuose būtent reikia abipusių nuolaidų būdu kažko pasiekti, pabandyti išgirsti partnerį, ne tik vadovauti savo nuomonę, nes jisai čia gali mėgti labai stipriai reguliuoti, visiškai neklausyti partnerio, nesitarti su juo, tai čia jau būtų kraštutinumas. Visgi reikia mokinti santykius kurti ir kurti juos ir išklausant kito žmogaus nuomonę ir kažkaip tai ugdant tą pagarbą kitam žmogui, kad jisai yra kitoks ir priimti jį tokį, koks yra ir nebėgioti nuo vieno prie kito. Tai va taip, išmokti nusileisti irgi dar jiems reikėtų, nes va tas savinas jisai gali labai pasireikšti, kad tik tai, jisai vienas čia karalius ir visų kitų nuomonės nėra svarbios. Tai dėl to ir kartais būna, kad santykiai griūna, nes žmogus nemoka nusileisti ir jis galvoja, kad jis čia vienas teisus ir tik jo viena tiesa. Tai taip nėra. Šiems žmonėms gali būti suteiktas populiarumas ir jeigu tai yra darbas su žmonėmis, tai jiems ten labai gerai sekasi, tai reikėtų išnaudoti ir tiesiog suvokti, kad kada reikia patylėti, o kada išsakyti tą savo nuomonę. Šito reikės per gyvenimą išmokti. Taip pat užsienis, gyvenimas užsienyje labai tinka, darbas užsienyje irgi tinka, tai pasižiūrėti tiesiog, jeigu po žmogui yra šis rachų svarstyklėse keto avine, kad jisai nebūtų per daug santykiuose agresyvus, nes čia reikės išmokti balansą, nes taip tie santykiai gali gyvenime ir nesusikurti, jeigu jis to neišmoks. Rachų skorpionė ir ketų jautėje, tai čia irgi ta tokia mistinė ašis, kada yra mistinės baimės, materialūs dalykai, seksualumas labai didelis. Tai čia irgi rodo, kad žmogus praeitose gyvenimuose dirbo ir jisai žino, kaip užsidirbti pinigus. Ir čia jam reikės vėl išmokti elgtis su pinigais, nešvaistyti jų ir mokėti dirbti. Nes jie ir ta šis, kada rachų skorpionė, arba jau kaip kalbėjom, kada rachų jautėje būna, nes jinai viena priešais kitą. Čia kalba apie materialius dalykus, tai ir vienoje ir kitoje pusėje žmogus negali nedirbti. Jisai vis tiek turi dirbti, kad ir kiek įremtų partneris, jis tiesiog negali tikėtis, kad visą gyvenimą jį kažkas išlaikys kitas. Ir kada jeigu žmogus nedirba, aišku, jisai neramiai ir jaučiasi. Tai čia šitoj ašy būtinas yra darbas ir tai labai seksualūs ženklai, kada rachų yra skorpionė, tai tas seksualumas netgi iš tikrųjų gali būti ir veikloj panaudotas, nes pas juos ir su praeitais gyvenimais ten yra ir daug mistikos, daug visokios magijos. Tai tiesiog su šitais dalykais irgi neužsižaisti, nes jiems jie gali gautis, jie gali matyti, kad kažkas, ką sako, pildosi, kad jiems lengvai tai darosi, kad žmonės jais tikim. Tinka labai psichologija, astrologija, numerologija, tinka ir chiromantija, šitie dalykai gali būti tikrai įdomus, bet su ta magija ir jeigu tai yra netgi tamsus dalykai, kad pakenkti kitam žmogui, tai tikrai reikia neužsižaisti, nes tamsos jėgos, kaip žinia, jos pasiema labai greitai. Ir tik tai tyko, savo aukos. Tai va šitoje vietoje, jeigu kažką daryti su blogo linkint kitam, tai tikrai nereikia. Geri gebėjimai čia yra tyrimuose, sekimuose, šitie žmonės gerai turi gerą intuiciją, jie labai gerai gali pasireikšti va tose irgi srityse, kur yra reikalinga surinkti įrodymus, ikiteisminio tyrimo. Tyrėjai, kriminalistai gali būti, sekliai irgi šitie dalykai tinka, nes turi gerą intuiciją. Gali būti šiek tiek skupoki, darboholikai irgi gali būti, tai va čia tas balansas irgi reikalingas bus, kad neišeiti į visišką bedarbystę ir nebūti darboholikui, kad paskui susigadinti nesveikatą.
Palikimas irgi čia šita tema yra svarbi, tai gali būti paliktas kažkada palikimas ir po skyrybų gali turtas padalintas būti kaip tik ne jų naudai. Tai palikimas ir skyrybų atveju nekilnojamas turtas, jisai jau turėtų būti kažkaip šiem žmonėm arba sutartis reikia rašytis iki vedybinės, arba dėl to, kad nepaliko jiems kažko tai giminaičiai, irgi nereikia liūdėti, tai tiesiog priimti, nes taip gali būti, arba jiem palieka, arba nepalieka. Tai šita palikimo tema šitai ašiai tikrai yra svarbi. Kas čia dar? Gali būti irgi tos mistinės baimės, nežinia iš kur pas žmogų dėl kažkokių dalykų, arba jie gali būti apskritai be baimiai. Tai čia irgi tokia ašis žiūrėti, kad jeigu jau galbūt jie nieko nebijo ir nejaučia tos mistinės baimės, tai gali būti, kad partneris ją perima. Tai dirbti su tom baimėm, jeigu jos yra. Ir tinka darbas bankuose, slaptose organizacijose, gali būti ir seksualios kažkokios tai profesijos, kaip ir seniausios gyvenime profesijos, tai būna moterų, kada Rahu Skorpione, tai jos žaviai labai gerai jaučiasi šokdamas striptizą, gauti už tai pinigus. Čia šita vieta tikrai gali būti. Tai tiesiog ta ašis yra materiali, slapta labai ir seksuali. Tai reikia žiūrėti iš tikrųjų ir dirbti, ir tą seksualumą vietoj ir laiku išreikšti, nepersodyti ir su baimėm dirbti ir nelysti per daug į magiją. Rahu šaulyje ir Ketu dvyniuose, tai vėl šis bus komunikacijos ir religijos, tai kaip tik šitiem žmonėm labai gali gerai sektis komunikuoti, jie labai laisvai tai gali daryti, aukštą išsilavinimą gali įgyti irgi lengvai, nes jiems sekasi kalbos, sekasi užsienyje, sekasi bendravimas ir su internetu geras ryšys, TV, medija, čia bus geroji karma, iš tikrųjų jų balsas irgi gali girdėtis, dirbti radijoje, jų pačių gali nesimatyti, bet jų išvystytas jau greičiausiai bus kalbėjimo sritis. Ir čia problemų neturėtų būti, paskui Rahu, kada yra šaulyje, nurodo, kad žmogų gali būti nestandartinė religija, tai jisai gali neišpažinti tos religijos, tos šalies religijos, kurioje jisai gimė. Gali laiko tėkmėje gyvenime domėtis įvairiom religijom, iš tikrųjų čia irgi reikėtų priimti, neišeiti į fanatizmą ir tikėti kažkuom vienu ir galvoti, kad jisai vienas išgelbėtas, nes pasaulyje, kaip žinia, yra daugiau negu 1000 turbūt religijų, atšakų jų ir jeigu tai žmogus kažkaip balansuoja, su gerais darbais, neįrodinėja ten visiems kitiem, kad būtent tik tai jo čia yra tiesa, tai viskas su tuom yra gerai. Čia gali jisai turėti savo kažkokią susikurtą religiją ir tuom tikėti, tai tiesiog žinoti, kad šito žmogaus gyvenime gali būti kraštutinumai religijos, dvasingumo temoje ir kad nebūtų to tokio fanatizmo. Tai tiesiog tokia kaip ir lengvesnė galbūt padėtis. Nėra čia labai didelės karmos, tik jau kada matom fanatikus, tai jau žinom, kad jie iš tikrųjų nesusitvarko su savo Rahu ir Ketu, kada yra šaulyje ir dvyniuose. Čia tikrai gali būti nestandartinis mąstymas, talentas apmokinti, vesti kursus, rašymas, pranešimų skaitimas, jie tiesiog gerai jaučiasi, nes jų iškalba tikrai yra gera, dvyniai, čia dvyniuose yra geroji karma, tai jau dvyniai gali duoti tą iškalbą. Tai tiesiog saugotis tų sektų, neįimo į tą fanatizmą, priimti skirtingas religijas, tokį filosofinį gal daugiau požiūrį vystyti. Keliavimas gerai, nes šaulys yra irgi užsienis, tai ir tapti tokiu teigiamu žmogum, kuris priima visus ir neteisia ir nekritikuoja, gerai moka užsienio kalbas, gerą iškalbą, aukštą išsilavinimą, užsienis tinka, tai tiesiog tą dvasingumo ir religijos temą balansuoti, kas yra tikrasis dvasingumas ir geroji karma yra komunikacijai, tai išnaudoti. Atėjom vėl prie ožiaragio ir vėžio pozicijos, tai dabar kada Rahu yra ožiaragė ir Ketu vėžyje. Tai Ketu vėžyje, ten yra geroji karma, ten yra duotybė ir šitam žmogui labai noriusi būti namuose, namų aplinkoje, jisai moka išreikšti švelnumą, rūpintis vaikais, šeima, gerbūviais, kuria jaukumą. Ir toksai naminis. O kada Rahu yra ožiaragė, tai nurodo, kad žmogus anksčiau ir vėliau turės išeiti į darbą, čia turi būti tas balansas,
49% ir 51, tai 51 čia turėtų būti ožiaragio savybių, jisai turi išeiti į darbą. Aišku, ir nepamiršti namų, tai iš to vietoj reikėtų balansuoti, čia irgi galimas įsiskirimas su mama, nes racho yra ožiaragė ir ketų vėžyje, tai vėžys yra mama, tai visko gali būti, kad kažkokia tai situacija su mama gali pas šitą žmogų būti toks emocionaliai jautrus ir vis dėlto jam reikėtų vystyti tas ožiaragio. Toksai ne tai, kad kiek ta kaktiškumas, bet jau jie kaip pasineria į darbą, tai iš tikrųjų jų ten niekas negali išbalansuoti, nes jiems ta veikla yra jų gyvenimas. Tai šičia vėžiui reikės to išmokti. Reikės išmokti eiti į darbą. Ir jeigu mes matom, kad tokia pozicija ir žmogus labai gerai balansuoja ir emocijas, nėra kažkoks tai per daug jautrus, dirba darbą, tai vadinasi, jisai už to vietoje subalansavo savo racho ir ketų. Tai čia bus užduotis darbas namai su didesniu procentu į darbą. Pozicija dabar, kada racho yra vandenį ir ketų liūtė, tai čia vėlgi bus grupinis darbas, individualus žmogaus ego ir vaikai. Tai čia labai tinka šitą poziciją grupiniam darbui, reikėtų žmogui vystyti tai ir jam aišku, kaip sykis, kaip ir anoj ašy, kada buvo atvirkštinis variantas, irgi norisi galbūt kartais ir vienam padirbėti, bet čia būtinai reikės išmokti grupėse, nes tai yra naujovės, tai yra naujoji era, išradimai visokie, tai kas yra individualių visokių ir filosofų, išradėjų ir mokslininkų ir taip toliau, bet čia bus orientuota daugiau į darbą grupėse. Kaip padėti kitiems kažkaip tai koncentruotis daugiau į tą grupinį darbą ir globalias tokias idėjas. Taip pat čia gali būti kažkoks įsiskirimas su vaikais arba kažkokią auką gali reikėti atlikti dėl vaikų, sakykime, gal atsisakyti kažkokių tai momentų savo kažkokių tai siekių, tikslų ir taip toliau, tai čia visą laiką labai gerai pagalvoti reikia prieš susilaukiant vaikų, nes būtent kada yra planetų liūtė, pavyzdžiui, Jupiteris, ar ne, arba kad ir šitą racho ketų reikia visą laiką pagalvoti labai gerai dėl vaikų, nes mes dažnai galim žiūrėti kitus žmonės, kodėl jam taip nėra, o man yra, ne? Tai čia būtent dėl tos ašies, nes jinai duota žmogui atidirbti. Tai apie vaikus labai gerai pagalvoti, gali ir tas neturėjimas vaikų būti ir gali jie net nenorėti turėti vaikų, tai irgi su šitą padėtim tai yra normalu, čia žmogaus išnekinėti nereikia, jam ateis savas laikas, jeigu jis ateis. Taip, kad žiūrėti, kad per daug žmogus egocentriškai nepasitikėtų savim, o išeitų į darbą grupėse, gebėtų susitarti, gebėtų komunikuoti, priimti ir kitų žmonių pastabas, idėjas ir nenueiti visiškai į tą tokį kraštutinumą, kuris tai tik tai vienas. Taip pat irgi gali, jeigu žmogui yra suaugusi tokia pozicija, tai jam irgi gali nurodyti, kad išsiskirimas su tėvu arba tėvo visiškai nebuvo. Nes liūtas tai yra tėvas, vėžys yra mama, o liūtas yra tėvas. Tai tiesiog mokintis to darbo grupėse, nepamesti savo individualumą ir žiūrėti tą temą su vaikais. Ir racho, kada žuvys ir ketų mergelė, tai čia irgi šis dvasingumo ir materialios pusės. Tai kada yra racho žuvyse, tokie kraštutinumai gali būti, kad žmogus irgi išeina visiškai į dvasingumą, jisai nenori daryti praktinių dalykų gyvenimą, nemėgsta galvoti, kad čia reikia kažką mokesčius mokėti. Aš pažįstu tokį žmogų, kuris nežinia, daugiau negu 10 metų visiškai nemokėjo už paslaugas butą turėdamas, visiškai nemokėjo mokesčių už paslaugos, vandenį, šildymą, visiškai nemokėjo. Ir buvo toksai pasidavęs į vieną tokią religinę sektą. Tai čia toksai gali būti kraštutinumas, kurio iš tikrųjų reikėtų vengti. Tai kalba apie praktiškus dalykus ir apie dvasinius dalykus. Šičia turėtų būti balansas. Negali būti tas dvasinis dalykas, kad žmogus nevalgo, asketų tampa, išeina į mišką, nemoka mokesčių ir taip atriboja save visiškai nuo visuomenės, nuo sociumo. Ir negali irgi būti per daug praktiškas, kad nepripažintų visiškai to dvasingumo, nepripažintų medicinos, netradicinės, sakykime, ar ne. Tai šičia reikės balansuoti, pas juos kaip sykis, pas šitų žmonės gali būti labai aiškus, tokie ryškus sapnai, jie gali sapnuoti, intuiciją irgi gerai vystyti ir medicinos srity gali dirbti, tai
čia šitoj pusėj turėtų irgi balansas su šitais dalykais būti. Užsienis irgi gali dominuoti, gali išvažiuoti gyventi į užsienį. Gali netgi taip kartais pasinerti į dvasingumą, kad mato sielas mirusiusius, tai ir kada atvirkštinė pozicija būna, kada ketų žuvyse arba kada ketų žuvyse Rachų mergelėje, jie irgi tokius dalykus mato sapnuose, labai pranašingus sapnus gali sapnuoti kartais. Tai tiesiog irgi neįsigyventi į tai, vat susapnavau kažkokią atrodytų situaciją ir jeigu matom, kad ne už kažkurio laiko išsipildė, tai priimti tai nehiperbolizuoti, tiesiog vat taip atsitiko, suvokti, kad gali būti, nes šitie žmonės gali irgi labai stipriai emocionuoti, iš vakaro kažką galvoti neigiamai apie kažkokią situaciją ir ją susapnuoti neigiamai, o gal per naktį ta situacija įsisprendė teigiamai. Tai turėjau tokią merginą, kuri iš tikrųjų labai stipriai prisigalvodavo, ką veikia jos vaikinas ir susapnuodavo kažką tai tokio labai neigiamo ir jinai iš ryto būdavo pikta, užpykus dėl sapno, o realiai tai taip neįvyko. Tai va šitą vietą reiktų truputį irgi žemiškiau žiūrėti. Jeigu žinoma, kad taip yra, tai tiesiog, nežinau, galbūt atsargiai kažkokiais kitais būdais išsiklausinėti, kaip ką, kur buvai, bet neteikti, kad ten kažkokia neištikimybė įvyko ar dar kažkas, tai nes sakys, iš kur žinai, o nesakys, susapnavau, tai bus labai, labai įdomu, ne? Tai va, tai čia jeigu vyrauja kažkur tai žuvų chaosas, nėra struktūros, tai žmogui labai reikėtų kažkaip tai pradėti medituoti, nuraminti tą savo protą, nes protas tai mus daugiausia išveda iš stabilumo būsenos. Tai va tiesiog tai su to mergelės praktiniam savybėm tada padirbėti, kažkuom tai užsiimti, kažką daryti, kad nebūtų to išplaukimo arba vieną į kitą pusę. Tai čia ir praktiniai dalykai, ir dvasiniai dalykai irgi turės būti balansai.